Sveiki, mėly draugai. Ką, visus su gegužės 1. Maniau būsiu vienas ant ežero šito nuošalaus. Bet pasirodo, stipriai klydau. Atvažiavau, esu 3. Ką, ilgai netemkim. Laiko, valtelę paruošiau. Šokom į valtelę ir lekiam į ežero. Yra chebra, pirma lydeka. Pirma lydeka chebra šio sezono. Pirma lydekaitė šio sezono, kaip smagu. Tikrai smagu. Na, pasirodė gražuolė. Va štai ir ta. Nu, gražiai tu čia paėmė. Tokia, žinot, visa energinga. Toks kibimas seniai buvo jaustas. Tarkim, kaip rudenį, tai jos tokios vangios. O dabar taip smagiai patampė ir visa kita. Va. Tokia gražuolė, va. Draugai. Ką, pasidžiaugiam ir leidžiam atgalios. Oi, kaip smagiai išėjai. Jėga. Va taip vyrai. Vyrai yra. Vyrai yra vėl. Antra lydekaitė. Peiliukas. Mažytės čia. Šitame ežerėlį. Nu, kaip tu čia paėmė? Oi. Jau tokia maža, bet jau tokia aktyvi. Va, kokia mažytė. Bėgt gali. Liuks. Vyrai liuks. Hebryta iš pavalties yra. Oi. Šaudyklė šitas mažytės. Oi, kokias jos smagios. Jau tokios. Kaip čia jums pasakyti. Tokios kovingos. O, kas čia man dabar? Kabliukus palanksti biškį. Va, kokia mažytė bėfika.
Nu ką, vėjas šiandieną apie 12 metrų šiaurės pusės. Ir kaip tas mūsų kylis laiko. Laiko neblogai, žinokit. Džiaugiuosi, kad aš jį įsigijau, įsiklijavau į savo valtelę. Patinka man. Taip truputį nepataikiau su apranga, šiandien vėsu. Yra vyrai, yra. Ketvirtas lydekiaukas. Na, šaudyklėlė. Sekundė į voblerį. Oi, kaip tu čia godžiai pradėjai. Teks visai įrangiai pasiimti, kuriuos turiu. Labai jau čia stipriai. Nu, bėk atgalios. O, čia tai kalė. Chebra, čia tai kalė gerai. Na, žiūrim, kas čia per monstras. Už šono būna ir taip. Tai jau vaizdas kaip kokie 5 kilų. Nu, taip jau yra. Kada už šoną pagauni, tai jau atrodo, kad jau ten kažinkas. Nu kaip čia dabar tave gražiai paimt, nesusižalot. Turiu čia tokį įrankį, įdėsime šitaip. Seniai naudojausi. Nu va. Mažytė, bet sakau, atrodė tai kaip, nežinau, kokie 5 gerų kilų. Kaip tu čia save? Negražiai tu čia užkibai. Nu, bet būna ir taip. Nu, keliauk atgaliau. Nu, va kartais ir šitas įrankis praverčia. Karts nuo karto.
Chebra. Ir vėl yra lydekiukas. Nu, pasirodysi? Jau toks gal vertesnė dėmesio, sakyčiau. O, kaip gražiai tupi. Nu, gal biškį reikia paplaukti atgalios. Nebus, reikia inkariuką įsimesti. Nu, pasirodė, reikės amčio, nereikės. Aiksto kokia graži. Va čia tai vyrai. Dėka. Nu ką, samtin darbinkim. Тихо. Тихо. Тут посмотри. Jūs matot, kaip jinai sužalota. Reiškiasi, dar didesnis monstras yra kažkur. Ir vėl įrankiai į trasą. Tai kaip mamulė? Ką? O čia tai rimtas variantas. Man patiko. Vyrai, va čia tai lydeka. Tik ar jūs matot, kaip jinai sužalota kažkokio tai dar didesnio monstro. Va čia tai vyrai laimikės. Nu ką, ir taip jau tu sužalota stipriai. Paleisimės tave atgal. Gyven gražuolė. Iki. Taip lėtai. Čia gal dar čia kur pamatysiu. Ne, jau į togną nuėjo. Chebra! Jėga! Net nesvėriau, ką čia ją kankinsi. Nu, bet manyčiau kokie 2 su viršum, jei nedaugiau. Va! Ką, bandom ieškoti toliau mamulės. Nu ką, praplaunam samtuką nuo mamulės gleivių ir bandysim ieškoti kitos mamulės. Iki vakaro dar laiko yra. Patiko. Nu, kažkam kitam atiteks tas laimikės, kurį paleidau. Čia pasidedam šitoj pusėj, ne taip maišės. Tęsime žvejybą toliau.
chebra, yra. Nu visai derlingus šitas žolis. Lapūgai šitie. Duoda va jau. Antrą davė lydekaitę šitoje vietoje. Nu gerai. Ramiai tu čia. Kokie gražiai. Ha. Smagu. Matot? Kokie gražiai. Gražuolė kokia. Nu ką, pasisveikinai su žiūrovais ir keliauk atgal. Iki. Po kol kas, kaip matot, toks tokie bus. Guminukas. Kinietis. Bet jisai man visai patinka. Jau ne vieno ežerėlio, ne vieną lydekaitę atnešęs. Tęsim toliau žvejybą. Jau kaip ir pietų metas, bet kadangi kimba po kol kas, tai dar tada susilaikysim nuo valgymo. Lekiam. Hebra, prie valties. Nuėjo. Hebra, turiu. Po pietų žuvelę turiu. Mažytę, bet labai tokią agresyvę. Išprašiau vis tiek aš tave. Oi, kokios šitas mažas, kokios jos judrios, kokios aktyvios. Oi. Va. Pasisveikim su žiūrovais ir keliauk atgal. Su vandenėlį karalystę. Iki. Ką sakyčiau, reikia pavilkiauti, nes jau truputį ranką paskauda. Ir tuo pačiu pasisėsiu. Kelionės tikslas pasiektas. Kągi draugai, baigta šiandieno žvejyba. Lydekaičių apstu buvo. Nu kaip ir minėjau, anais metais irgi šitas ežerėlis buvo dosnus. Aišku, anais metais truputį dosnesnis. Šiemet daugiau žvejų buvo mūsų, nu tai teko pasidalinti. Pagavau apie 10, manau galbūt daugiau, net neskaičiavau lydekaičių. 3 tarp jų gana neblogos, galima buvo ir pasiimti, bet neėmiau. Tai lai gyvena toliau.
Jei nesunku, suskaičiuokit, kiek ten aš jų pagavau, komentaruose parašykit. O tom kart ką, tariu iki. Dėkit laiką, kam patinka. Prenumeruokit kanalą. Atskiras ačiū, aišku, tiems, kas paremia kanalą dar. Ir susitiksime kitose žvejybose. Iki.